Turbūt daug kas žino ton malūną. Sveiki gyvi, mėly bičiuliai. Išauša kovo 26 dienos ryts, ketvirtadienis. Oi, tos dainis ant greta. Tik tas pradėk darbus, dainas bėg greičiau negu darbą. Taigi. Šiandien tęsiam toliau ūkininkavimo kelionę iš Žemaitės kaimą. Taip. Technika paruošta. Paruošta frezavimu. Šiandien įterpsiam pjuvenas. Katras 2 dainas barščiau. Nu, darbėlis irgi bus toks nuobodus. Važiuoti. Bet padaryti reikia. Pats darbas savaime nepasidirbs. Nu kom, pirmin. Frezavimą bandymą atlikti. Kaip sakant, pabandžiau ir patiko. O patiko tas. Visų pirma, noriu priminti, kad šiemet naudoju, taip geriau bus, kad toks vėjas biškį pakėlė, tai taip užsimečiau bakšlipą, kaip ant vadindavas, nebeatsimenu. Žodžiu, gaubtuvą, taip reikia sakyti jau. Taip, noriu priminti, šiemet pradėjau anksčiau darbymetį, darbą prasidėjo nuo giluminio arimo. Nes anksčiau žemė buvo naudojama dirvožemis, išpurens buvo tik tas 15-20 cm gylį. Pabandžiau su lopeta pasikasti giliau ir pasirodo, kad radau dar panašiai taip pat dirvožemį iš giliau. Tai pagalvojau, kad man reikia išnaudoti ir sugalvojau pirmą išarti. Išariau giluminiu arimu, po to arimą išmarščiau pjuvenas, gal taip geriau bus. Ir po to dabar šitą pradėjau frezuoti. Nu ir bandymą atlikau. Jau čia vienkas smėgiau. Smėgiau. O, taip, kaip čia dydis. Taip. Kažką reikia pasidėti kamerą. Tai jo, iš naujo padarysim. Ne šiandien metu ir filmuoti dar čia kažkur nuvaryti. O, dabar bus lengviau. Turiu tuok šitą telefoną pasidarys lazdą. Aš čia gali ir selfies daryti, taip šitą filmuoti savo. Galvoju pirkti. Paskiau. Ne laiką užsiimsiu tokiais dalykas. Paėmiau izoliacijos pleistrus, apsivyniojau šitą laikiklį ir geriausiai lasdavo. Tu jo, pasiruošiam ir parodysiu jums viską. Nu, sveiksim dabar. Į žemę, kol pasieksim keitą gruntą. Taip, dabar trauksim lauk. Nusijama ir matomam. Kiek mes čia turim? Opa! Ogi lygiai 30 cm. Kaip čia parodyti? O šitą. 30 cm. Tai reiškia, pasiekiau savo tikslą, nes tikslas buvo kažkur 10 cm paimti iš apačios. Ir dabar dirvožemis bus, kiek čia šiandien, trečdaliu storesnis. Wow, dabar bus derlius, tai oho, pamatysit. Laukit. Parodysiu, kas per daiktas ir tas frezas. O, čia tokia ir naga. Yra neįsukas. Ir tom žemės smulkiam. Čia mažu apsuku. Padidinkiam apsus pavyzdys. Apsukas. Dar padidinam. O taip, žemė ir purenama. Nežinau, Girdas, kol aš čia šneku.
bet tai bus ką gerda. Kaimyns biškį apsigenėjai savo pušius. Nusipjauju čia nemažą tų šakų. O. Nu ir pasakiau brangiąją savo. Saka, parvežk vieną šaką. Ko nadirbs, aš nežinau. Kažkur, sakė, kažkur spiglių, kažkokį kompostą darys gal. Konkurėžių, sakė, prisirinks. Sieklų, pasisės, šėlį. Nu, jeigu sakė, tai sakė. Tai yra tada tempti, vilkti. Kad skinčytumės, aš nesiginčysiu. Vadai laiks vakariniauti, vakarienį jau, tai kam. O nuo vakarienį bus, apsutems. Koks susišukau, kaip atrodo, į kok panašu. Čia matyt, patelė, gražiai duoti. Susišukavusi, pasidažysi. Baigiau. Nu, pavyzdėkim, kas čia gavas. O, kokia žemelė. Minkšta, kaip šilkėnį. Kaip konti gėmusi. Kaip kūdikėlis. O. Nu, mėlų malonu. Tas jau pavalgė jau. Jau išskrend mėgoti. Tam matyt daug rek. Dar nusprendė pasilikti. Taigi. Baigęs šios dienos darbą. Plans įvykdyts. Netgi dar saulė nenusileido. Vau, reta te būn. O, gražu. Mielo malonu. Gerai. Šią dainą teik, tad iki susitikimų.